Labas rytas. Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją Valdžios melas nuo Černobilio atominės elektrinės avarijos iki šių dienų. Prašom. Labas rytas, ačiū gerbiama Justė. Šiandien tokia diena, 30 metų. 86 metų, balandžio 26 dieną Černobilė įvyko avarija, atominės elektrinės avarija. Ir faktiškai, bent man šitas įvykis yra tas, kuris pastumėjo siekti viešumo, pasakyti tai, kas iš tikrųjų tuo metu nutiko, nes tarybų valdžia slėpė visą tai nuo žmonių ir kas įvyko ir kokios pasiekmes. Apie avariją šiandien aš sužinojau su savo šeima savaitgalį dirbdami kaime žemės ūkio darbus. Ir sužinojau iš Lenkijos radio stoties Lietuvos radijum, o mūsuose buvo mirtina tyla. Kadangi dirbau tuo metu fizikos institute, kuriame buvo atmosferos radioaktyvumo skyrius, tai be abejo, iškart pirmadienį visi mes darbė jau žinojome, kas įvyko ir kodėl įvyko, kokios pasiekmes, nes šitame institute buvo atmosferos radioaktyvumo skyrius, kuris vykdė atmosferos radioaktyvumo monitoringą ne tik aplink Ignalinos atominę elektrinę, bet ir visoje Lietuvoje. Ir greitai mes pamirštame visas nelaimės, pamiršome matyti, kad ir daugelį metų pietų ir vakarų Lietuvoje buvo draudžiama rinkti grybus. Tai labiausiai nukentėjusios vietos. Jau ir daktarai priprato prie tokios statistikos, kad mirtis dėl vėžio šuolių pasiekė mirties priežastis dėl infarkto ar insulto. Tai tapo jau kasdienybė. Na, o apie valdžios požiūrį ir tuometinės, ir galų gale dabartinės į tuos žmonės, kurie Černobilyje likvidavo pasiekmes, mūsuose požiūris toks 50 eurų priedas prie pensijos. O jeigu dar pareigūno pensiją gauni, tai ir šio priedo nėra. O be abejo, visi siųsti buvo kariškiai. Fizikos instituto atmosferos radioaktyvumo skyriaus vadovas, amžinatilsį Mokslų akademijos narys korespondentas Boleslavas Tyra, bandė Mokslo ir gyvenimo žurnale paskelbti savo straipsnį apie tai. Deja, nepavyko. Ir valdžios elgesys, sveikas pyktis, atomo branduolio teorijos ir elementariųjų dalelių fizikos specialybė pastumėjo bent jau mane. Sveikas pyktis visų pirma. Rinkti informaciją apie visą tai ir pabandyti ją paskelbti. Pirmą kartą tą medžiagą aš pateikiau Mokslo akademijos salėje Žemynos klubo, buvo toks pirmasis Lietuvoje ekologijos klubo, diskusijoje, kurioje dalyvavo ir Ignalinos atominės elektrinės ir ministrų tarybos atstovai. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs įsivaizduojate tokį dalyką, kad su visuomenė diskutuoti apie aktualijas ateitų dabartinė valdžia, kad dėl tokių aktualijų kaip tuometinis 3 reaktoriaus statybos sustabdymas surinktume 900 000 parašų TSRS ministrui pirmininko Nikolajui Ryžkovui. Tai neįsivaizduojami dalykai. Ir labai mažai kas iš vis žino, ir tie, kurie žino, gal jau ir primiršta tą faktą, kad tarybų Lietuvos valdžia, net vadovaujama Antano Sniečkaus, drauge su Lietuvos mokslininkais įnirtingai kovojo su Maskva, kad šioje vietoje atominė elektrinė nebūtų statoma, kad ji būtų statoma netoliese Baltarusijoje. Tačiau Maskvos sprendimas buvo valinis, niekas neklausė Lietuvos ir iš 10 parinktų aikštelių
tai buvo pati blogiausia, visiškai netinkama. Tai Tarybų Lietuvos valdžia ir mokslininkai drauge sugebėjo pasiekti bent tiek, kad vietoj 8 planuotų reaktorių buvo Maskva užsimojusi bestatyti tik 4. Ir priminsiu, kad šias statybas vykdė kariškiai, taip vadinami strojbatai. Ta pačia proga aš noriu priminti ir 89 metų kovo 20 dienos Jonavos azoto avariją. Sprogus izoterminiai saugyklai išsiliejo 7,5 tūkstančio tonų skysto amoniako. Žuvo 7, per 50 sužeistų ir tūkstančiai apsinuodėjusių. 89 metų sausio 15 dienos papildomuose rinkimuose aš kaip Sąjūdžio kandidatas buvau išrinktas į Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą ir dalyvavau valstybinėje komisijoje šiai avarijai tirti. Tai Černobylyje pats nebuvau, bet Jonavos rajone buvau ir mačiau ne tik tiesioginės pasiekmes šios avarijos, bet ir liūdnus nevilties apimtus žmonės apylinkiniuose kaimuose, nežinančių savo gyvenimo ateities, visiškai pasimetusių. Ir mačiau visapusišką valdžios bandymą užgniaužti bet kokią informaciją, nutilėti, klaidinti ir nesirūpinti tais žmonėmis. Buvo ir baudžiamoji byla iškelta, ją perėmė generalinė prokuratūra, bet netrukus nutraukta, nenustačius avarijos priežasčių. Kodėl aš tai primenu? Aš noriu paklausti ir priminti tuo pačiu, kad 2011 m. kovo 11 įvyko Fukušimos atominės elektrinės avarija. Kadangi jau čia ruošiasi įvedinėti baudžiamąją atsakomybę už dezinformaciją, tai aš noriu būti tikslus ir atsiprašau, paskaitysiu kai kuriuos skaičius. Taigi, mūsų valdžia vis dar besirūpinanti Visagino atominės elektrinės statybą, neaiškina mums, kodėl peršamas mums Hitachi reaktorius. Kodėl 6 reaktorių Fukušimos atominės elektrinės avarija iki šiol nelikviduota 6 metai jau, kai įvykis šitas įvyko. Ir iš vis, ar jūs įsivaizduojate, siunčiami robotai ten lydosi nuo labai aukšto radiacijos lygio. Grandininė reakcija valdoma, stabdomas procesas tik tai pilant vandenį, kuris nuteka po to į jūrą, persipildo baseinai, nuteka į jūrą ir į gruntą. Situacija visiškai nekontroliuojama. Japonijos valdžia 20 kilometrų atstumu atitvėrus tinklą, kad sumažinti žuvų migraciją. O žuvis, kurios sugaunamos prie šios Fukušimos atominės elektrinės, jų radioaktyvumas viršė 2,5 tūkstančio kartų leistinas normas. Išmokėtų kompensacijų suma, kiek aš sugebėjau rasti informacijos, šiuo metu aš manau gal ir didesnė, bet bent prieš keletą metų jau buvo 57 milijardai JAV dolerių. Japonija dėl šios problemos nacionalizavo TEPCO, taip vadinama Tokijo elektros kompanija, kuriai priklausė Fukušimos atominė elektrinė, nes akivaizdu, kad tai tapo valstybės problema, o iš principo tarpvalstybinė problema. Na ir priminsiu, kad Japonijos valstybės skola, aišku, nebe šitų priežasčių, yra ir kitų, net 2,5 karto didesnė už jų BVP. Valstybė oficialiai pripažįstama nemokia, kai jos skola didesnė nei BVP. Aš noriu pasakyti paprastą dalyką. Fukušimos atominės elektrinės avarija viršijo pavojingiausią 7 atominės energetikos incidentų, taip vadinama INESA kategorija, kuriai buvo priskirta ir Černobylio avarija. Todėl energetikos specialistai siūlo šią incidentų skalę praplėsti iki 8, nes ši problema tęsiasi. Jeigu vėjas tuo metu, kai įvyko
avarija būtų nedominuojantis į vandenyno pusę, rytų pusę, o pavyzdžiui, Tokijo miestą esantį už 200 km, pasiekmes būtų buvusios daugiau negu liūdnos. Bet nežiūrint į tai, iš Tokijo ko gero jau išsikėlė visi užsienio diplomatai toliau į pietus. Beje, Japonijos parlamentas oficialiai tyrė ir komisijos išvada yra tokia: Fukušimos avarija yra žmogaus klaida, o ne stichijos pasekmė, kaip galėtų atrodyti. Kodėl taip teigiama? Visų pirma, dėl netikusios elektrinės konstrukcijos. Statant elektrinę buvo nukastas vandenyno krantas ir elektrinės aukštis virš jūros lygio sumažėjo net 25 metrus. Priminsiu, tsunami sukelta buvo banga 14 metrų aukščio, o pylimas viso labo paliktas 6 metrų aukščio, žinant, kad ir tsunamiai, ir žemės drebėjimai ten yra kasdienybė. Ši komisija parlamentinė konstatavo, kad negalima buvo statyti tokio pavojingo objekto ant minkšto pakrantės grunto, ant kurio jis galėtų susmegti, o vandens siurbliais vandenį aušinimo sistemoms pumpuoti net į 35 metrų aukštį. Konstrukcijos klaida pripažinti ir panaudotų strypų aušinimo baseinai, reikia sugalvoti taip, įrengti 30 metrų aukštyje, 4 aukšte. Ir 4 elektrinės blokas, kuriame veikia Hitachi reaktorius, dėl tokios baseino konstrukcijos vis dar kritinėje būsenoje. Baseinas pakrypęs ir, pavyzdžiui, bent 6 balų žemės drebėjimas šioje vietoje gali išprovokuoti to baseino kritimą žemyn. O tuo metu netenkama aušinimo ir akivaizdu, kad atominio sprogimo grėsmė yra tiesioginė. Beje, priminsiu, kad dėl didžiulio spaudimo, kad ir buvo gaubtai, po avarijos buvo radioaktyvus oras išleistas į išorę. 6 reaktorių. 3, ačiū Dievui, tuo metu buvo sustabdyti, 3 veikė. Bet problemos yra visose 6, ypač 4. Lietuvai, priminsiu, pasiūlyta Hitachi elektrinės konstrukcija tokia pati, su baseinu 30 metrų aukštyje po nelabai tvirtu stogu. Iki šiol negavau mūsų valdžios atsakymų į klausimą, kodėl Visagino atominės elektrinės aikštelės parinkimui pritarta, nors dar 1972 m. birželio 16 d. Lietuvos geologijos valdybos pažymoje konstatuota, kad ši aikštelė neatitinka sanitarinio atominės elektrinės projektavimo taisyklių. Numeris 38, /3/3/68-7b punkto reikalavimai. Ne tik dėl tektoninių lūžių, apie kuriuos ko gero daugiausia visi esame girdėję, bet visų pirma dėl aukšto gruntinių vandenų lygio, smėlingo grunto ir gausaus kritulių surinkimo šioje vietovėje. Aš priminsiu, kad iki Ignalinos atominės elektrinės statybos Tarybų Sąjungos plano komitetas planavo iš šios vandeningos Drūkšių ežero baseino vietos tiekti geriamąjį vandenį Minskui. Tiek dėl tos statybos buvo atsisakyta šių planų. Beje, dar 2012 m. lapkričio 8 d. raštais į prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Seimo pirmininkę Ireną Degutienę kreipiausi ir dėl 12 metų spalio 14 referendumo įgyvendinimo, bet ir paprašiau kitų dalykų pateikti ir viešai paskelbti informaciją, cituoju savo laišką, apie tai, ar Lietuvos valdžia oficialiai sutiko su atominės elektrinių statybomis Karaliaučiaus srityje ir Baltarusija, nes pagal Tateną ir kitus reikalavimus atominės elektrinės statybai pasienyje su kita valstybė būtinas tos valstybės sutikimas. Taip pat ar gauti Latvijos ir Baltarusijos sutikimai dėl Visagino atominės elektrinės statybos. Tėvynės sąjunga ir prezidentė dėl Astravo atominės elektrinės atsibudo tik šiemet, prieš Seimo rinkimus. Dėl Visagino atominės elektrinės vis dar lūkuriuoja. Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo aukoms turi būti dėkinga visa Europa. Tačiau
Šiandieninis JAV ir vakarų Europos supratimas apie šią avariją ir Ukrainą pasireiškia ne tik naujo gaubto statybą, bet ir, manau, jau girdėjote tie, kurie sekate, jie planuoja perkelti savo branduolinės atliekas į Černobylio vietovę. Japonijos valdžia, supratusi, kad robotais Fukušimos atominės elektrinės problemos neišspręs, mano, kad šios avarijos likvidavimui reikės 100 000 darbuotojų. Jeigu Černobylio avariją Tarybų sąjunga likvidavo karinę prievartą, taip reikia apibūdinti šitą faktą, ir žmonių aukojimą, tai kapitalistinio pasaulio finansiniai svertai kol kas nepadeda likviduoti Fukušimos avariją, kuri tebesitęsia. Bijau, kad be kariškos jėgos ir tinkamos propagandos melo, kaip ir Tarybų sąjungoje, Japonija neišsivers. Pakalbėkime apie Lietuvą ir mūsų valdžios propagandą. Įdomu, ar informacija apie tai, kad Fukušimos atominės elektrinės 4 reaktoriaus praktika su Hitachi reaktoriaus konstrukcija planuota Visagino jėgainiai taip pat bus vertinama kaip netinkama Lietuvos valdžios kritika, už kurią teks atsakyti pagal būsimąjį mūsų baudžiamojo kodekso straipsnį už dezinformaciją. Taigi negerai atskleidžiau tokią aferą valdžios. Ką tik. Tačiau dviejų vyriausybių ir Respublikos prezidentės propaganda bei lėšų eikvojimas šiam didžiausiam Lietuvos verslo kabutėse projektui, net Europos komisijos pripažintam oficialios išvados pateiktos buvo prieš mūsų 12 metų referendumą, pripažintas, kad neparuoštas šitas projektas. Tikrai vertintina jau pagal galiojančią mūsų baudžiamojo kodekso redakciją. Visų pirma, dėl piktnaudžiavimo valdžios savo padėtimi tarnybinę ir lėšų švaistimo toliau, kuris nesibaigė. Išsiaiškinę dėl baudžiamosios atsakomybės, pakalbėkime apie tai, kodėl grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime ne teroristų grėsmė, o Rusijos grėsmė yra svarbiausia. Į tai dėmesį atkreipė Mečys Laurinkus viešai, kolega signataras. Beje, VSD vadovas Darius Jauniškis raštu prieš keletą dienų, kurį gavau, atsisakė paneigti šmeižikišką informaciją šiame jau istorinėme, manau, dokumente ir pakeisti ją į tikrovę atitinkančią. Tiek anot Lietuvos prezidentės teroristinė Rusija, tiek bet kuri kita teroristinė organizacija nesunkiai gali nukreipti savižudžio valdomą lėktuvą ar bet kokius kitus ginklus į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyvių atliekų saugyklą. Jie atvira. Norėtųsi, kad mūsų valdžia oficialiai paneigtų ir retsykiais viešai skelbiamą informaciją apie mūsų konstitucijos draudžiamą radioaktyvių ir cheminių atliekų atvežimą į Lietuvą ir jų tranzitą. Ar tranzitą. O ir be Ignalinos atominės elektrinės kitų potencialiems teroristams tinkamų taikinių Lietuvoje netrūksta. Visų pirma, Independence, Klaipėdos uostas, Mažeikių nafta, Jonavos Kėdainių gamyklos. Ar įsivaizduojate, kokias būtų pasekmės susprogdinus Kauno Hesą? Kaunui kaip miestui. Jūs tiesiog pabandykite nuvažiuoti, atsistoti ant šitos elektrinės ir pažiūrėti aukščių skirtumus ir Kauną apačioje, Kauno centrą, senamiestį. Gal Respublikos prezidentė nepabijotų viešai padiskutuoti apie išprovokuoto šiuolaikinio karo pasekmes Lietuvai. Siūlau prieš tai pasižiūrėti YouTube karo vaizdus iš Sirijos. Ką reiškia šiuolaikinės karo technikos naikinamoji galia. Pažiūrėkit, kas ten darosi. Ir perkelkit šitą vaizdą į Lietuvą. 99 metais JAV vykdyto Jugoslavijos bombardavimo pasekoje chemikalai Dunojumi pasklido visoje Europoje. Tiek, kiek Dunojus siekia. Bet Europa tylėjo.
tylėjome ir mes, visa tai vyko kažkur toli, ne Lietuvoje. Priminsiu istoriją, iš kur kyla tos melo pasiekmės. Atsiprašau, bet nukrypsiu į 1988 metų birželio 3 Mokslo akademijos jaunimo išprovokuotame renginyje buvo išrinkta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Mane, vieną organizatorių, tą dieną netikėtai, tikrai netikėtai iškvietė Komjaunimo tiesa po pietų. Ir pasakė, kad vis tik spausdins ilgai vilkintą mano paruoštą straipsnį apie Ignalinos atominę elektrinę, Černobylio avariją ir pasiekmes. Buvo keletas, berods 3 straipsniai atspausdinti, vienas po kito, sukėlė didžiulį rezonansą. Ir sėdėjome redakcijoje ilgai ir kantriai redagavome, ką galima skelbti, ką negalima skelbti, pagal tuometinį valdžios supratimą. Dėl to ir pavėlavau visą valandą į renginį Mokslo akademijoje. Gerai, kad tik valandą. Ar atsitiktinis sutapimas? Iš vienos pusės netikėtumas, Tarybų Lietuvoje pasiūlyta dienraštyje, ne Mokslo ir gyvenimo žurnale mėnesinėme dienraštyje didžiulių tiražų paskelbti informaciją, kurią daug švelnesnė nepavyko paskelbti amžinatilsį Boleslovui Styrai, Mokslo akademijos nariui korespondentui. Iš kitos pusės tuo pat metu turėjo vykti būsimo dar didesnio mūsų susitelkimo veiklai renginys, tai yra sąjūdžio gimimas. Beje, 89 metų vasaryje įvykęs sąjūdžio kandidato į TSRS liaudies deputatus Arvydo Juozaičio nuėmimas ar nusiėmimas principinėje jo dvikovoje su Algirdu Brazausku sutapo su mano gyvenime pirmuoju teismu, kurį inicijavo Ignalinos atominė elektrinė. Išvakarėse Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vadovybei ir Arvydui Juozaičiui turiuomenį. Tarybos posėdėje atvirai pasakiau, kad jis neturi teisės nusiimti savo kandidatūros, nes tai jau ne tik jo asmeninis klausimas. Tai sąjūdžio ir Lietuvos klausimas. O aš manau, kad jis galėjo įveikti Algirdą Brazauską tuose rinkimuose. Klausimą politinė grupė perkelė kitai dienai 11 valandą, nes toks Zigmas užblokavo sprendimo priėmimą. Po teismo posėdžio iššokau į automobilį, įjungiau radijo imtuvą ir išgirdau 12 valandos Lietuvos radijo žinias, kurios skelbė, skaičiuokite valandas, kad 10 valandą Jaunimo teatre įvyko sąjūdžio kandidato Arvydo Juozaičio susitikimas su rinkėjais, kuriame jis paskelbė, kad sąjūdžio taryba nuėmė jį nuo kandidatavimo prieš Algirdą Brazauską. Galima sakyti, skriste įskridau į sąjūdžio būstinę. Ir užtikau šiuos kelis sprendėjus kabutėse su Vytautu Landsbergiu priešakyje, kurie visos tarybos vardu priėmė šį sprendimą. Visi tylėjo, visi tylėjo, kaip žemę ar paskutinę karvę pardavė, nes jie neturėjo ką pasakyti. Ir tuo metu dar pamačiau Algimantą Nasvytį, mūsų sąjūdžio kandidatą iškeltą prieš Vladimirą Beriozovą, antrąjį Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorių. Ir noriu pasakyti paprastą dalyką, tai, kas organizavo visą tai ir ko neišdrįso pasakyti apie Nasvyčio nuėmimą prieš Beriozovą, net neišdrįso pasakyti sąjūdžio tarybos posėdžio metu. Nes posėdžiai vykdavo atvirai, be ribojimų, kaip dabar, kolegos, jums reikia leidimų patekti į Seimą. Į sąjūdžio tarybos posėdžius visi patekdavo laisvai. O paskaičiuota viskas buvo pedantiškai tiksliai. Laikas buvo praleistas ir kitų kandidatų iškelti jau nebegalėjome. Todėl Algirdas Brazauskas ir Vladimiras Beriozovas laimėjo
be jokios konkurencijos. Pernykštis Birželio 3 forumas Lietuvos mokslo akademijoje patvirtino, kad dabartinė Lietuvos valdžia, lyginant su atgimimo laikotarpio tarybų Lietuvos valdžia, dar beviltiškesnė. Net tuos pačius asmenis lyg kas būtų pakeitęs. Algirdas Brazauskas bent nevengdavo diskutuoti su Sąjūdžiu. Jam tikrai tai buvo psichologiškai nelengva. Bet jis ir jo pavaldiniai tai darė. Net LKP atskyrė Broniaus Genzelio vadovaujamo Sąjūdžio atstovus spaudžiami. O dabartinė Lietuvos vadovė, ar žinome jos nuomonę? Kuriais nors klausimais? Suprantama, kad viešos diskusijos su jie tikėtis neįmanoma, net žurnalistai gali jai pateikti tik suderintus klausimus. Ar bent turi Respublikos prezidentė savo nuomonę dėl valstybės valdymo? Šiais klausimais, sprendžiant iš labai silpnos propagandos, gerai apmokamos, skelbiamo melo, nutilėjimų, tenka konstatuoti, kad lyginant su atgimimo laikotarpiu, Lietuvos valdžia nusivažiavo tiek žemyn, kad nebeturi ką pasakyti Lietuvos žmonėm. Jie tik slepiasi už tų propagandos rūparų, juos išleidžia, visokius Pancerevus, Ramanauskus ir kitus, o patys tyli. Arba jeigu jau kalba, tai kalba tik šūkiais. Labai patikrintas būdas nuo spalio revoliucijos laiko, kai tarybų valdžia neturėjo ką pasakyti žmonėm. Latvijos Seimos ką tik priimti analogiškai įstatymai dėl valdžios kritikos, vadinamos dezinformacija, patvirtina, kad net šie dalykai yra bendri ir nuleidžiami, matyt patarėjų iš ES ir JAV. Petro Porošenko kartais dar aukščiausiai radai pateikia ir Vladimiro Putino pasiūlytus projektus. Kas nutiko, pavyzdžiui, 2014 m. rugsėjo mėnesį po jų susitikimo. Aš kalbu apie įstatymą dėl rytų Ukrainos autonomijos. Taigi, mėlyjei, turim, ką turim, prisiminam Černobylio avariją, pagerbkim tos žmonės, kurie žuvo, kurie paaukojo savo sveikatą, kurie atsisakė savo būsimų vaikų. Jie išgelbėjo Europą. Supuvęs kapitalistinis pasaulis, 6 metai dar didesnės avarijos Fukušimoje nesugeba kaip rasti būdą likviduoti. Ir šitą patirtį mūsų valdžia vis dar nori perkelti į Lietuvą, Visagino atominę elektrinę. Referendumas jiem nusispjauti į jį, o tai reiškia jiem nusispjauti į mus, Lietuvos piliečius. Tokia išvada šią dieną. Černobylio 30-mečio dieną. Ačiū Jums už Jūsų ateimą. Šnekam, kalbam, klausim. Kazimieras Juraitis. Minėjote apie Nasvyčio ir Arvydo Juozaičio atsiėmimo kandidatūrų nuo priverstinį. Gal paskui išaiškėjo, kokia motyvacija pagrindinė buvo šio veiksmo? Tai suprasti tai galime. Tai yra užkulisinis susitarimas. Bet tai buvo pirmas kartas, kada Sąjūdžio principai ir žmonės buvo parduoti. O kadangi pirmas kartas, tai į akis pažiūrėti jie negalėjo. Kai tarybos posėdėje susirinkus Teatro sąjungos salėje gausybė žmonių akis išsprogdinę klausėsi, kas yra, ir kaip matėme, kaip Arvydas Juozaitis, neryžtingai kažką bando paaiškinti. Neryžtingai aiškino ir mūsų jau korifėjai, kurie buvo taip vadinamoje Sąjūdžio tarybos politinėje grupėje. Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas, Virgilijus Čepaitis, Arvydas Juozaitis joje buvo ir kiti. Paaiškinimo jokio, o jo ir būti negali.
tik užkulisiniai susitikimai. Na, po kurio laiko po to Algirdas Brazauskas pasakė, kad susitikinėdavo Vingio parke su Vytautu Landsbergiu. Bet tai mes sužinome jau po daugybės metų. Ir Vytauto Landsbergio paneigimo nėra. O mes buvome naivus, ne tik jauni, ir manėme, kad sprendimai yra bendri. O tai padaryta tuo metu, kai jau kitų kandidatų kelti nebebuvo galima. Ir ką žinau, ką nežinau, spėti galiu, kažką žinau, kodėl Arvydas sutiko su tokiu sprendimu, bet tokia liūdna patirtis. Pirmą kartą išdavus principus ir žmonės, ir bendražygius, antrą kartą matyti lengviau yra tai padaryti. Kipras Antinavičius, praeitą kartą mes čia turėjom iš LNK Kakadu kultūros skyriaus svečių. Ar kokie yra jų atsiliepimai po paskutinio jų poelgio? Nežinau, nežiūriu aš šitos laidos, bet penktadienį, kiek žinau, nerodė. Vakar buvo laida, nežinau, negaliu pasakyti. Ką jie sugebėjo sumontuoti iš šitos, ačiū Vaidai, Juzopitytei, kuri atskleidė užkulisius viso šito spektaklio. O tie, kurie mane kaltino, kad aš atsakinėjau iš šitos klausimus, aš manau, gal irgi emocingai reaguoja. Aš manau, labai gerai, kad mes taip padiskutavom, o Vaida fiksavo esminius momentus. Viską, vyrai atsiskleidė. Tokie jie ir vyrai. O tai buvo koks skundas pateiktas kažkam tiesiog dėl kultūros elgesio? Kol kas nežinau, aš tai fiziškai nieko kol kas nespėjau. Šiaip tai turėtų vis tik Seimas reaguoti, aš manau, į tokį dalyką. Seimo kanceliarija. Čia vieša erdvė ir Seimo kanceliarija transliuoja šias spaudos konferencijas. Tai yra visų pirma jų įžeidimas ir pasityčiojimas iš jų. Jeigu klausimų nėra. Aš norėčiau paklausti Eugenijus Paliokas. Prisiminus tuos senus Černobylio laikus, jau senokus, man šiandien atrodo reikšminga Černobylio 2 istorija, tos harpo analogo antenos, kuri dar vadinama Duga 1 arba angliškai Woodpecker, nes Černobylio elektrinė maitino ją ir po to jinai sustojo ir stovi dabar. Čia man išrodo toks, kaip šiai dienai toks geopolitinis tos avarijos akcentas. Kaip pasakyti, atsakyti, ko gero gali tik tai Ukrainos valdžia apie daug ką. Informacijos įvairios buvo ir buvo informacijos viešai ir apie šarvuočius iš tos zonos naudotus kariniuose veiksmuose. Bet, kaip mes dėja tik tai matome tai, ką matome, bet, ką mes galime pasakyti? Nieko negalime pasakyti. Ukrainos valdžia turi pasakyti, kas vis tik yra ir su šiais objektais, ir kokios pasiekmes, ir kokie tolimesni dalykai. Mes tik konstatuojam. O šiaip pamoka tai žiauri. Buvo eksperimentuojama atjungus apsauginės automatiškai suveikiančias apsaugos priemonės rankiniu valdymu. Ir tas eksperimentas baigėsi liūdnai. Beje, Ignalinos atominė elektrinė po visų mūsų pastangų buvo pasiekta ir ačiū ir Švedijos finansavimui, buvo pasiekta tai, kad bent jau RBMK tipo reaktoriuose, tarkim, nelaimės atveju,
nesant galimybėj valdyti strypų judėjimą ir tokiu būdu įtakoti reakcijos eigą, bent jau šita reakcija sloptų, o ne didėtų, kas buvo iš principo arba MK tipo reaktoriuose numatyta. Tai buvo pasiekta mechaniškai apribojant strypų judėjimo galimybės. Ir tokiu būdu praranda apie 25% efektyvumo, galios gaminamos elektros energijos, bet bent jau galėjome būti tikri, kad operacija tokia nepasikartos, nevaldoma situacija. Tai tokios pamokos mūsų Ignalinos atominės elektrinės atveju. Bet situacija yra tokia, branduolinių atliekų saugojimo problema neįspręsta ir Europos komisijos priekaištas Lietuvai būtent šis. Tai bet kokios sapalionės, gal su Ukrainos valdžia susitarė, kad ten nešves. Bet pagal mūsų valdžios mentalitetą tai mažai tikėtina, nes konteinerių statyba, kurie iš pradžių buvo statomi 15 metų, ten kur saugomos tos atlikos, paskui 50 metų, taigi čia amžinas verslas. Ir paprastai Vokietija stato juos. Vėl logika visa ta pati Europos Sąjungos ekonominės, politinės sąrangos. Dėkui, baigiam taip rimtu susikaupimu, tyliu. Ačiū.